Nu va, gavau pastatą. Jei turit kokių pasiūlymų, norite pirkti, tartis, sakykit. O aš einu pažiūrėsiu. Pastatas matosi ne pirmos jaunystės, pavargęs. Kas man patiko, sienos yra tvirtos, geros, įtrūkimų nėra. Bet čia pagrindė visų reikia labai kapitalinio ir langų sudėti. Tai kainuoja. Rūsys yra. Tai einam, kol lyg tai biški temsta, tai einam pro vidų biški praeiti. Čia gali vietiniai labiau pasakyti, kas čia buvo. Čia buvo ir baras, ir kino teatras būdavo, sakė seniau žmonės šitam pastate. Čia va toks va kambariukas, kaip suprantu, čia gal buvo, gal parduotuvė, gal baras buvo. Va čia va grotos ant lango dar yra, apaugę tais vijokliais viskas. Čia yra 3 aukštų pastatas, kaip suprantu. Ir dar rūsys yra. Čia ojatau, čia kiek vietos. Čia belekas. Čia koridorius, mes ten nueisim. Čia kažkoks tai valiukas yra ir čia galbūt buvo galimybė lipti antrą aukštą. Pažiūrėsim, gal atrasim vietą į antrą aukštą lipti. Čia buvo užmūryta kažkada. Taip paišytos sienos. O, čia labai vėjas traukia, tai čia praėjimas toks gan didelis. Čia laiptukai buvo į apačią. Ir čia galima prie gero noro pasidaryti labai gerą dalyką. Ten, aš kiek atsimenu, durų nebuvo. Tai čia dar iš šono įėjimas, čia dar viena patalpa su atskiru įėjimu yra. Okay. Kur čia randasi? Čia yra Linkaičiai, Joniškio rajonas. Linkaičiai ar Linkaičiai, nežinau kaip kirčiuojasi čia. Bet mano nuomonė, tai sienos ok, pastato stovis ok. Tiesiog jį reikia kapitališkai remontuoti, renovuoti ir sudėti langus visų pirma. Tai va. Pačiame Linkaičių centre, kitopus kelio yra parduotuvė, ten kitoj pusėje. Čia yra va toks va parkiukas, ten buvęs mokykla darželis, planuojama atidaryti senelių namų šalia. Tai va toks. Čia tai išdaužyta rimtai. Matrasai kažkokie, gal kažkas čia papijokaudavo, pamiegodavo biški. Čia matyti metalo vogė, vamzdžius lankstė, bandė nuiminėti. Radiatoriai išvogti, aišku. Čia ir rūsiko biški. Žvilgti tik tai norisi. Lemba aš čia savo gerojo prožiko nepasėjau. Bet čia rūsys milžiniškas. Tai va čia turbūt ir buvo kino teatras šitam rūsy. Taip kitko priedanga čia gera būtų. Taip. Nu ką, vamzdžiai. Čia va dar vienas įėjimas su laiptais. Čia tiesiog tamsus kambarėlis. O čia paaugę vijokliais. Einame į viršų, o kaip čia ir buvo viskas. Bet ir tuos nulupo, blembai, net turėklus nulupo. Nu. Ot kokie žmonės. Oi, balandis nuskrido kažkur čia. Tai va. Bet šiaip viskas geros formos. Nėra sienose įtrūkimų kažkokių. Perdangose nėra įtrūkimų, kad būtų čia sovietmečių statyta baisiai. Tvirta viskas yra. Tai va. Va, čia koridorius. Kambariukai. Va. Linkaičių poker. Ok. Čia kambariukai, čia galima praeiti. Einam koridorium. Tiek ten pat pateksim. Čia vijoklių biški yra, irgi langas. Stiklų nėra niekur. Gal rasime... Laiptai į viršų buvo tenai, laiptiniai.
irgi. Gal kokia ta striukė kažkokia guli. Parduotuvė va ten, va, už kelio. Va, čia kelias ir parduotuvė. Tokia įdomiai čia. Čik. Čia va praėjimas į kambariuką į dar. Šičia. Planelio nėra. Reikės prašyti registrų centro, kad išimtų planelį. Čia buvo plėvelė užkalta, gal kažkas norėjo pasidaryti kambarėlį. Turbūt. Bet realiai čia galima pasidaryti kambarėlį. Pasidarai kambarėlį, kiek nori kambarių pasiemi. Ir pasidarai buržuikę tiesiog pečių, kaminėlį savo ir gyveni savo, žinai. Tik tai, kad vandens nėra, tai dar problema. Tu vandenį jungti kažkur atsivesti. Va čia į pirmą aukštą, kaip suprantu. Teleportas. Galiu drąsiai vaikščioti, nes betoninė perdanga labai gera yra stora. Čia jokių dėl to problemų visiškai. Nu, einam toliau. Čia matėm, einam aukštyn, dar aukščiau. 3 aukštas. Čia va toksai kaip balkonėlis, va galima stogelis buvo, stogelis. 3 aukštas yra mažesnis jisai. Toks. Vo, čia kaip prirašinėta. Net ir numeris kažkoks parašytas. Nebeparduodu parašyta. Parduodu bulves. Okei. Nu, iš viršaus kaip atrodo parkiukas. Nu, parkelis. O, čia šiek elektra yra. Va. O, prašau, elektra atjungta, nupjauta. Nupjauta va čia. Čia yra kažkoks valaidas eina. Gal buvo prijungta elektra kažkada. Kažkur tai gal nukirpta. Dėl elektros pasidomėsiu po to. Čia. O, čia va taip žemyniška. Ok, gal čia buvo kokie turėklas, gal koks buvo čia. Ok. Tai čia, ok. Grafitis. O, stogas. Kristė ir Laura. Jėga. Ok. Nu, supratau. Aha. Nu, kaip fainai, va, nusipirki tokį pastatą, atsirenovuoji, turi kiemą didelį centre miestelio, kaip karalius, vienu žodžiu. Čia tai jo. Bet tai šaibų kiek reikėtų čia. Normaliai. Reikėtų. Nu va, čia tas 3 aukštas, toks gabaliukas. Čia, kaip suprantu, ventiliacijos būdavo. Bet stogas dar yra ganėtinai geras, nes aš nematydavau, kad kažkur tai būtų labai ten bėgę. Ir aišku, va, medukai auga, jau berželiai ant stogo. Tai juos reikėtų šalinti čia. O šitas ant žemės auga, kaip suprantu. Jo, šitas medis ant žemės auga, aš esu ant 2 aukšto stogo. Tai va, čia kažkas va naują pasistatė namą, šalia įsipirko matys sklypuką žemę. Čia va toks kiemas būdavo, va, viskas plytelėm išklota, vienu žodžiu, sovietmečio. Toks čia būdavo, žinai, administracinis pastatas, gal kaip kultūrnamis, kaip kas čia. O, medis kaip išaugęs. Apaugo kampą ir juda, va. Atsidaro, va, op, užsidaro. Namo kampą prūžina. Ok. Nu va, koksai pastatas, kaip fainai. Kiek duodamėt pinigų už tokį pastatą? Linkaičiai, Joniškio rajonas. Vat kiek duotumėt? Kai čia? Nu va.
Einam žiūrėti elektros. Kur ta elektra, kaip jin jungiasi. Ant stogelio gal matysis. Oi. Čia turbūt, lemba kaip čia tie krūmai užaugę labai. Lendam. O kaip vijokliai paaugę. Čia nupjauti laidai, o čia laidas eina ir jis eina žemynu, tokiu vamzdžiu. Tas vamzdis eina rūsin, tai gali būti, kad elektros ten visi reikalai yra Rusy ir elektra tikrai nueina į Rūsį. Opa. Na. Taip. Čia Rūsio nėra, bet va čia yra laiptukai į Rūsį. Jungsiu prožiką, bent jau telefoninį. Galbūt kažkur mašinai turiu ir tą kitą. Čia kažkokie buteliukai. Čia būdavo bomžavietė miegoti, kaip suprantu. Prisigeria ir miega. Bambaliai. Va. Čia yra elektros skydinė. O kur tas laidas ateina iš lauko? Jis gal čia kažkur čia. Gal čia va šitas laidas. Neaišku. Čia vamzdžiai visur vaikščia. Galbūt centralinis kažkoks buvo. Čia saugikliai nėra, visi išlupti saugikliai. O tas laidas, galimai šitas va, gal vis dar čia fazė yra. Neaišku, reiktų matuoti, neturiu testerio dabar. Bet čia jokio skaitliuko nėra, kaip suprantu. Čia tiesiog, nežinau, gal tiesiogiai pajungta būdavo valdiška įstaiga kaip tipo. Tai aš spėju, kad va šitas laidas yra elektros atėjimas. Čia reiktų iš lauko pažiūrėti dar. Kažkoks tik kalnelis. Aha, eikime. Nu. Eikime žiūrėti. O. Čia dar yra patalpų, kuriuose nebuvau. Čia yra, va čia pirmas aukštas ir yra įėjimas dar pro čia. Ten nebuvau. Reikia šokti čia. Hop. Čia dar irgi Rusy yra tokių kambarėlių, tokių va, kur įlipi va laiptukais čia. Atskirų nuo bendros patalpos atitvertų yra. Čia kažkas remontą norėjo daryti. Gal. Čia kaip ir buvo darytas remontas. Va, gipsas dėtas va. Čiuk. Buvo kažkada toks remontukas čia. Va ir lubos buvo, kaip suprantu, va sukabintos. Čia viską išdraskė. Ir va, čia kaip suprantu ir buvo lubos. Čia buvo gipso lubos. Viską išdraskė, išlupo, karočią. Aha. Čia va, jungiklis buvo. Ačiū. Kambarėlis. Tiesiog patalpa. Su atskiru įėjimu. Pasidarai va vieno kambario butą ir kukuoji savo. Bet be vandens. Vandenį reikėtų įsispręsti kažkaip. O, koksai pastatukas. Ai, dar nebuvo apėjęs aplinkui, ne? Va, čia kiemas išgrįstas plytelėm, tiesiog reiktų jas nuvalyti, nugrandyti tos žolės, visas būtų visai kitas vaizdas. Samanom čia paaugę viskas. Einam aplinkui pažiūrėti tą pastatą. Didįjį. Va, aš ten buvau, va ten. Aha.
Taip. Tai čia tas įėjimas. Kitas įėjimas, va. Čia buvau, kur tie vamžiai kaba. Va čia kur elektra. Žiūrim, kur ta elektra čia. Kažkoks stulpas stovi. Nesvarbu. Taip. Jo, čia elektra realiai eina va tas va laidas. Tas laidas eina. Ten, tuo vamzdžiu. O ši čia iš apačios laidas kažkoks. Tai ar tas laidas viršui nukirptas ar ne? Neaišku. Ši čia, va, kiek žinau, nupirko ir nori senelių namus daryti. Čia buvusi mokykla. Tai dabar neveikia. Aha, ten viršuje. Nu, tai čia reikėtų atidžiau pažiūrėti, bet gal. Su testeriu reikia matuoti, ar yra fazė. Aišku. Tai va, koks tai pastatas didelis. Va. Didelis. Čia šulinys kažkoks. Su šiukšlėm viduje. Šulinys. Čia kažkoks. Va, kaip atrodo. Ši čia. Trečias aukštas tik tai truputį yra. Va toks va pastatas. Lokacija tokia šiaip savo, toli nuo Lietuvos centro, bet manau, kad kažko tai vertas. Kokiu turės pasiūlymų, sakykit, dėl šito pastato. Nebuvau dar Rusy. Pačiam tam dideliam kambarėlį. Einam dabar tenai. Kol dar nesutemo visai. Čia, oi, užaugę žolė ant laiptų, šiukšlės. Ko tik neprimesta bambalių, tai bereikės. O, tai kaip suprantu, čia būdavo kino teatras. Nes žmonės sakė, kad kino teatras čia buvo. Biški čia šlapia yra. Drėgna kažkaip. Čia kažkokie tai laidai būdavo. Galbūt čia vandens atėjimas būdavo. O, galimai čia yra to miestelio vandentiekio atėjimas. Čia kažkokia buza, purvas. Galbūt per atolydį ar kaip čia gal būna biški vandens. Reiktų įsiaiškinti. Jo. Kažkokį va yra betoninis toksai. Tai čia, kaip suprantu, jau vandens nebūna. Tai čia gal kažkokios tai grindys turėtų būti. Su kažkokia kanalizacija, drenažu. Čia, kaip suprantu, rūsio langai, kur turi. Ten va, būdavo kaip gal grotos kokios uždėtas. Taip. Ai, čia pat grįžau, kur elektros skydinė. Supratau. Atėjau ratą. Einam toliau. Tų bambalių. Taip. Nu va čia. Įdomu. O kas va čia? Ai, čia tie laiptukai iš lauko dar įėjimas iš čia yra. Tų patalpų patalpėlių. Patalpėlių. O čia būdavo boilerinė turbūt. Va. Boilerkė. Boilerinė. Šildymas vandens, gal didelis boileris čia būdavo. Ateidavo vanduo ir būdavo šildymo sistema. Kažkokiu tai būdu šildydavo šitą vandenį. Čia vamzdžiai. Šitas vamzdis yra užvirintas. Galimai
Čia yra vandens atėjimas, kurį vandenų įmonė tiesiog prijungtų. O čia būdavo šiluminė trasa, kaip suprantu. Čia Pečiaus kaminas. Jo, čia būdavo šildymas, va ten, va, matau, vamzdžiai eina, čia prisipildydavo jisai vandens, kažkaip, va. Nu, aš nenusimanau šitų dalykų, bet šildymo sistema. Čia buvo. Ta, eikime toliau. Tai va. O čia gal šita vieta būdavo, gal čia anglių atveždavo, įpildavo, nežinau. Čia galvau šūdai, bet ne, čia konkorėžiai papuvę. Čia biškai jau pagriuvęs ta siena tokia. Aha. Pradėjo lįst lietus. Kol aš čia vaikščiojau, čia langiukas toks. Nu, vienu žodžiu, čia kažkaip tai katilinė buvo ir va šičia va gal būdavo kaminas. Čia greičiausiai būdavo didelis metalinis kaminas arba kažkoks kitas kaminas, va čia prijungtas. Eidavo va ten į viršų, va, matau tvirtinimo tokie metalai du. Ir ten taip ir būdavo greičiausiai. Tai va, pastatėlis koks. Pastatėlis. Nu ką, ten dar dokumentai iki galo nėra sutvarkyti, bet aš jau turiu to pastato daugiau nei pusę. Ir jau yra suplanuota gauti kitas dalis, tai kaip tais pavyks. Tada žiūrėsim, ką galima daryti su juo. O dabar kol kas, nu tai renkame puzlę. Renkame puzlę.